Taip, tai į kokią čia avantūrą įsivėliau. Tai draugas įkalbėjo važiuoti iki vienos vietos Vokietijoje. How much is the ticket? Beveik 1 valanda, bet salė yra sausakimša. Bomba. Parodysiu. Mano draugas yra labai didelis kavos mėgėjas, nusipirkęs visus įmanomus prietaisus, kad daryti skanią gerą kavą. So, Asan, tell us. So, Asan, tell us what? About your coffee. Maybe you know like how many grams of coffee is in one of the shots you're making right now? 18 grams. 18 grams of coffee. In one shot, so that means we need to pull out 36 grams of liquid. Okay, and how did you choose like beans? You have like your beans. I only buy Italian beans. Yeah, Italian is for me is the best too. It's the best because they're not so sour. They're more on the sweeter, nutty, and sugary side. And I love them. You actually have pretty good taste, I can tell. And here we have our chef. Всем привет. Cooking something chicken with what is this, bouillon? Это уха. Uha. Like how is it in English? It's a fish soup. Fish soup, okay. Not for me. Chicken not for me too. But later on he said he will make for me eggs with the salads, yes? Узбек стайл яичница, она есть. Okay. Why everything here is so like complicated? Looks complicated. It's all manually done. Why I choose to do it manually? Because look at this. You look in the mirror. You see the mirror? Well, yeah, here is the mirror. But you'll see the end result. Okay. And probably I will taste it. How many cups of coffee you drink per day? One, look. See how beautiful golden color this shit is. Now, Let's try Asan Ritual coffee. Cheers. Really good. Really good. Salatytės 1, salatytės 2, kiaušinius ruošiasi. Лоренцо, дорогой. This is oil? Да. Тебе яйца взбить или Scrambled. скрэмбл? Ой, looks very nice. Bomba. И салатик. Салат тоже. Nu, tai kadangi šiandien vakare išvažiuojam ir kad kelyje nevalgyti beleko, dabar darysiu savo irgi vakarienę. 500 gramų graikiško jogurto. Čia man Ispanijoje patinka, kad yra va toks proteinas, kuris turi 100 gramų baltymų ir 100 gramų 60 kalorijų tik tais. Tai standartiškai aš jį dabar suvalgysiu vakarieniai ir pasiimsiu į kelionę, kad nevalgyti visokio brūdo, nes kelyje labai norisi daryti tokius dalykus, bet galima labai daug prisivalgyti nesąmonių. O čia turi tiesiog savo pasiėmęs maisto ir viskas. Kadangi šitą greičiausiai valgysiu jau rytoj tik tais iš ryto, ką su savim vešiu, tai ir tas greičiausiai jau bus pusryčiai, nes vakarė jau nebevalgysiu.
Tai įsidėsiu dar ir bananą prie šilauogių. Šiaip gaila, neturi jie ir pamiršau nusipirkti. Čia sėklas labai mėgstu. Ir moliūgų sėklas. Moliūgų sėklas iš viso. Labai daug gerų dalykų. Siūlau pasiskaityti ir tikrai valgyti. Op. Nu ir va, užtruko, skaitykit, pasidaryti viską 4 minutės. Vakarienė ir įsivežimą. Aš suprantu, kad čia nesiskaito ten, tarkim, gal maisto gaminimas, bet jeigu reikia kažką suvalgyti ir galit valgyti pieno produktus, jeigu negalit, tai galit įsikepti, įsivirti kažką, nu, ta prasme, ką mėgstat. Bet šitas man, nežinau, pusryčiams labai tinka. Tai todėl aš ir pasirinkau. Ir vakarui geras dalykas, todėl kad turi ir baltymų, ir šiek tiek riebalų, tai nakčiai niekada tas nepamaišo. Nu, žodžiu, tai gaunasi čia 1 gramas baltymų, 400 apytiksliai kalorijų ir 5 gramų karpsų. Super greit. Jeigu nežinot, ką pasigaminti, tai va, jums prašau, greitas, paprastas receptas, ką galima pasigaminti ir užkasti tiesiog vakare prieš miegą, jeigu neturit idėjų ar norą kažką imti ir gaminti. Va, prašau. 3 minutės. Išvažiuojam į trumpą kelionę. Galite pamėginti spėti, kur važiuojame. Toje vietoje reikalingas būtinai šalmas. Ir jinai randasi ne Ispanijoje, o Vokietijoje. Ir jinai vieta yra tikrai labai garsi tarp lenktynininkų. Taip kad rašykit savo spėjimus ir kas bus arčiausiai arba atspės, atvešiu kažkokių lauktuvių iš tos vietos. Gracias. Formula 1. No. ¿Fórmula 1? Yeah. No. Buenas noches. Asanas nuėjo savo maisto pasiimti. Įdomu, kas tai galėtų būti. Jūsų spėjimas. Show the pizza. Okay. Good? Конечно, мы тут хаваем, чака. Okay, so actually Asan said it's like a really good pizza. So it would be like A road trip food for the whole 1,300 kilometers. Great, nah? it's good that I said like a couple of hours ago that I'm not gonna eat anything. Only my Greek yogurt. Tomorrow we'll have better pump in the morning. But pizza is really good. Like actually 10 of the 10. Crispy, cheese is really good. And it's chewy. Not like rubber cheese. Yeah. Lamba. Pizza tikrai labai gera. Net nesigailiu, absoliučiai kad valgau. Šiandien kaip tik sekmadienis. Čidėjus. Čidėjus Maximus. Barsui vakare labai gražu. To our destination.
Ką tik atvažiavom į Ženevą ir pirmu taikiniu, kad negaišt laiko, pasidarysim treniruotę. Atvažiavom į sporto salę, kuri irgi to viską parodys, kaip viskas atrodo. Tai maišom, kaip visada, elektrolitus. Cheers, chebrytė. Ready for the gym? Workoutas. Workout. Šiandien darom krūtinę, tai pirmą pasidarom sporto salės turą ir pasidarom krūtinę ir tada važiuojam toliau. Kas tikrai man iškart patinka, kad salė yra tamsi. Aišku, nors ir pirmadienio, kiek dabar yra beveik 1 valanda, bet salė yra sausakimša. Čia yra kardio zona, plus faina dalyka, jie dar turi recovery, kur galima po treniruočių įsimasažuoti, susidėti šitas kojines. Geras dalykas, retai kur būna. Tada čia einam, turi jie kardio didelę zoną su bėgtakiais, viskas kaip ir priklauso Techno Gym. Geriausi treniruokliai, man irgi jie labiausiai patinka. Kitas dalykas, kas yra labai fainai, kad jie turi balkoną, kur aš kaip suprantu galima ir pasideginti. Čia turbūt vasarą vyksta ir treniruotės. Tenais matosi An absolute Open. blast view from the gym to Yeah. Geneva Lake. How do you like Geneva so far? Beautiful, no? Beautiful, beautiful. Let's go. Let's finish our tour and let's bounce. Šitoj pusėje turim likusius treniruoklius pagrinde nugarai, krūtiniai. Viskas, ko reikia. Realiai visi absoliučiai treniruokliai yra Techno Gym. Ir sakau, pagrinde čia viskas yra krūtinė, nugara ir tenais yra zona laisvų svarmenų, štanga, kampu, hanteliai ir visa kita. Tai gerai, toks trumpas turas, nelabai turim laiko. Praėjom, einam pasidarysim treniruotę ir važiuojam toliau, nes nelabai turim laiko. Taip pat ką tik pasidarėm treniruotę. Einam dabar išgersti iš karto proteino, kol nuvažiuosim valgyti. Hello, do you have like protein shakes? Yeah. Can I have with the water? Faina, kad turi iš karto sporto salėj pasirinkimo maisto. Beje, proteino šeikas vienas kainuoja 6,5 eurų, jeigu kam nors įdomu. Tai ką, pasidarėm treniruotę. Galiu pasakyti, sporto klubas tikrai fainas, gal šiek tiek ankštokas ir suspaustas, bet šiaip viskas, ko tikrai reikia, yra. Žmonės gražus, mažulių yra, sportuojančių. Ir gražių vyrų irgi yra, jeigu irgi kam aktualu. Visi pasitempia. Tai dabar pasportavom, reikia kelis dar dalykus padaryti Ženevoje ir važiuojam toliau. Ir tarp kitko, apsilankymas vienkartinis sporto klube kainuoja 65 eurus. Kas, manau, yra Lietuvos mastu tikrai labai brangu, vietiniu mastu nežinau, nes neturiu su kuo palyginti. Bet 65 eurai už apsilankymą vienkartinį yra tikrai nemažai. How did you rate your workout? From 1 to 10? Very well. No, From 1 to 10? Yeah. Like an 8? 7? Good job, good job. How much is the ticket? 150 francs, check. 120. So how many euros? 100. 10% more. So where we're going right now? We're going to Patek. I have to pick up a strap for my watch that I ordered a couple of months ago. And I have to speak to my sales guy about a really interesting piece that I personally love.
is the perpetual calendar retrograde date function from 2025 models with a very nice smoked sapphire dial. So he told me to text him. I got sick, I forgot, so I want to follow up. When can I get the watch? So I'm prepared. When the watch comes, I have the money available because it's an expensive piece, over 100,000 francs. Do you have like any collection already from the Pateks? Yes, we have a couple of watches. That's why we're being good clients with them. And this is the only Patek in the world that is actually Patek. The rest are authorized dealers. Okay. Same here in Geneva. There's one and only Rolex in the world. The rest of the Rolexes are owned by somebody. To tell you something about this watch. Yeah. So if you guys can see, these are normal cubitus in 45mm size. There's a new one in a smaller 39, which came out this year, but this is the first cubitus that was presented last year. But these are the same calibers as used in 5711, so they're not as new, and that's why for me they're not as desirable as this piece. Let's start from the first thing. It is a platinum watch. Okay. So it's much heavier. I mean, platinum is platinum. Yeah. And it has date, moon, weeks, time, and minutes on the dial. What is the retail price of it? 100,000 plus. I don't remember to be exact. But Around 120k francs. Okay. Swiss francs. But it is an absolute beast. It's a new caliber they made specifically for this model. Okay. You can change the bracelets to different colors and different materials, so you can change the look of your watch however you want. This is an absolute beast watch. Yeah, it looks really amazing. The interior of the shop looks really old. Yes, it's from 1800s. Really? Didn't change. Nothing? Nothing. Like I wanted. Super. Wonderful. Okay. Looks amazing. I put in the little pochette. Okay. Very, very nice. Thank you. Look at this, how beautiful this is. This is nice one, huh? Very nice, no? Yeah. So what do you think about this one? Amazing. Amazing, huh? Even better. What is the price of it? 75,000. 70. I thought 100 something. And the other two? This one in stainless steel is 35,000. Okay. And in stainless steel and pink gold 50. is But we need to wait like for 5 years, yeah? So how it happened that you didn't need to pay for bracelets? Salvatore is a really nice guy. I owed almost 3,000 francs for 2 bracelets. It's free. You're lucky. Nu va, ir pagaliau savo prepmylą. Greek jogurtas su uogom ir bananu. Po sporto. Opa. Ir nereikia valgyti visokių nesąmonių. So tell me about this model. This is a watch that was originally presented in 2016 by AP as a newer model called in French double balancier, which means double wheel balance. To be honest, it's quite a simple watch. It doesn't have any crazy technology behind it. It really is just a nice skeleton watch. It used to be in a black dial, like black interior instead of a golden one, which I prefer way more than this one. But from this year of 2025, they discontinued that one and they presented this one. And I was one of the first people to get it. How did you manage to... I already have 10 AB watches Okay. in my family. So that's why I'm able to get
these watches as one of the first people. Okay, so for example, for how much you could, Sell it if I want to. yeah. 200,000 for sure I can get. If I wait a little, maybe 220, 250. So basically, I made 140,000, triple of what I paid. okay, that's cool. But I don't sell my watches because I'm a collector. Same as cars. Taip, tai į kokią čia avantūrą įsivėliau keliom dienom. Tai draugas įkalbėjo važiuoti iki vienos vietos Vokietijoje, kuris jau senai buvo ją užsisakęs ir pakvietė mane. O aš sutikau, todėl, kad nesu ten niekada gyvenime buvęs. Ir kitas pliusas, kad tenais bus galima važiuoti su savo mašina. Tai galvoju, nu kodėlgi ne, nesu ten buvęs, ta prasme galvoju, reikia pažiūrėti, kaip tas viskas vyksta iš vidaus, tai va todėl ir važiuoju. Bet mes išvažiavom, skaitykit, 3 dienom. Tai 1200 km reikia nuvažiuoti ir dar 1200 km reikia grįžti. Tai tas vat kelias, aišku, nors ir Vokietijoje, ir Prancūzijoje, ir Ispanijoje keliai neblogi, bet vis tiek nuo 1200 km yra 1200 km, nors ir tu gali ir greičiau čia važiuoti, bet vis tiek degina laiką normaliai. Na ką, važiavom ir pagaliau atvažiavom. Tai kelionė labai neužtruko, nes keliai geri, paspausti galima. Aišku, proto ribose, nes vairuoti reikia atsakingai ir saugiai. Bet jo, viskas gerai, atvykom, darom čekiną ir rytoj einam ilsėtis, darom čekiną ir rytoj laukia įdomi diena trasoje. Hi. How are you? Good. Good to see you, Justina. You too. Okay. Find you at the list. Just arrived? Yes, we drove from Barca, we stopped in Geneva. Oh my god. Yeah, long drive this time. Good morning, sunshine. Mane kažkaip viduj mašinos tampo. Taip greitai važinėti, tenais visa ta trasa tokia žemyn į šonus.